Bendruomenė ir socialiniai ryšiai visada buvo gyvybiškai svarbus žmonių išgyvenimui. Žmonės burdavosi į grupės, kad apsisaugotų nuo pavojų, dalintųsi ištekliais, specializuotųsi darbe, užtikrintų ekonominį stabilumą ir palaikytų emocinę gerovę. Tačiau dabar tyrimai rodo, kad šiuolaikinėje visuomenėje lyginant su ankstesniais laikais bendruomenių svarba sumažėjo apie 30%. Bet ar tikrai? Lietuvoje iš viso yra 7,8% vienišų žmonių. Tai yra daugiau nei 200 000 arba 1 iš 13 gyventojų. Pasaulyje yra atliekama vis daugiau tyrimų, kurie rodo rimtą vienatvės žalą ne tik fiziniai, bet juo labiau ir psichologiniai žmonių sveikatai. Vienišumas prastina kognityvinės funkcijas, prisideda prie depresyvumo didėjimo, prastina miego kokybę, siejama su Alzheimeriu ir net polinkiu į savižudybę. Nelik vienas, bendrystėje lengviau.